Šį klausimą pristato Krekenavos Kai norisi mėsos produktų linija, tai išskirtinė produkcija, kurioje mėsos procentas nepaprastai didelis. Žinau, kad labai sunku galvoti, kai norisi mėsos. Vėl spandau tavo padelį. Todėl Krekenavos Kai norisi mėsos produktų linija, galvok apie mano koją. Taip. Apdovanosius dešrų ir dešrelių pilnais mėsos renginiais. Bet jeigu atsakysite teisingai, jeigu neteisingai, žinia, kad dešros keliaus mes žinom, į kitą pusę. Žinom. Taip. Dėmesio klausimas. Kuri mėsos dalis įprastai yra liesiausia? Kiaulienos mentė, jautienos nugarinė, veršienos sprandinė. Gerai. Tu kepi kažką ten darai. Nesu per daug gaminantis, bet aš man atrodo, kad gal B, ne? Jo, veršienos, bet kuris sprandinė turi riebalą, ar paršo, ar kažko tai turėtų. Veršienos sprandinė, su lašinuku. Kiaulienos mentė, ten irgi yra lašinio. Jautienos nugarinė, arba išpjova. Ta nugarinė raumeninga dalis. Visiškai raumojo. Tai jaučiu, kad B. Čia yra elementaru, bet... Nu jo, bandom, pačiai nebus. B. Benas, B. Aš girdėjau svarstymus ir girdėjau netgi už nugaros maždaug. Manat, kaip perkim mėselę, ten kažką bučeris koks nors sako, nu čia šita yra liesiausia, mažiausia ribų. Čia ne antrekotas koks nors, ribajus. Gerai, jautinos nugarinė. B. Ar tai yra tiesa? Tikriausiai esate girdėję, kad norint valgyti sveikai reikėtų rinktis liesą mėsą. Būtent joje riebalų bei kalorijų kiekis būna mažiausias. Pabandykime palyginti atsakymuose pateiktus variantus. Nepaslaptis, kad kiauliena sunkiai galėtų pretenduoti į liesos mėsos apibūdinimą. Pavyzdžiui, 100 gramų kiaulienos mentės paprastai būna nuo 15 iki 19 gramų riebalų. Daug mažesnis skirtumas tarp jautienos ir veršienos. Jau minėtame kiekyje veršienos paprastai galima aptikti 6,7 gramus riebalų. Tuo tarpu jautienos nugarinė dar liesesnė. 100 gramų šios mėsos riebalų kiekis siekia vos 6,52 gramų. Gerai, bro. Jo, visiškai aplaukos. Taip. Ar galiu porą dešriukių nunešti į aną pusę? Žinoma, tu mažųjų. Kur pirščiukai? Aš paimsiu 2. Taip. Šiaip mes pasiemam po dešrigalį ir duodam mūsų mylimiem žiūrovom. Taip. Nori ką nors? Ne, duodam žiūrovom. Duodam žiūrovom. Aišku. Va. Ypač duokit, kas teisingai atsakė, kas žinojo. Jo, mūsų teisingo atsakymo atsakytojai duodam dvigubą rinkinį. Prašau. Va, bus šiandien prie... Dar.